Praeitoje radistų laidoje buvo. Pasiruošęs, Dominykai, ar tu Super, pasiruošęs? Aš pasiruošęs, kai tik tu pasiruošęs. Gerai, skelk, ką darysim dabar ir darom. Lieka mums šitiek laiko, žiūriu, tokia dar visai nieko išdurkė yra viena. Pabandysim paskambinti vienam šefui, konditeriui ir pasiūlyti darbą, gal papildomą kokį darbelį, psichuškiai. Štai tokį pasiūlymą mums pateikė Jeva, kas registravo tokią merginą, tai pažiūrėsim gal pais. O jam reikia dar vieno darbo? Jam nereikia dar vieno darbo, bet jis yra labai toksai pasiekęs, dirba Republike, dirba 14-10, kiek žinau, tai yra toks neblogas restoranas. Ir sakysim, kad yra ES pinigų. Reikia pasiūlyti labai gerą algą. Psichuškės valgykloje. Kaip bent jau papildomą kažkokį darbą, nes mes taip norim tokio, žinai, kvalifikuotų labai darbuotojų, nes tikime. Jo. Svarbiausia, nebijot, kad šlapimų mėtytis gali, bet mokėsim labai daug ir pažiūrėsim, ar žmogų galima papirkti. Ai, nusimetė ragelis, tuoj sekundėmis, niekas, arba viską daryti su nuotaika. Perskambinkime su nuotaika! Same again? No same again? Yes. Klausau. Labas vakaras. Labą vakarą. Aš Edgarui čia prisiskambinau gal? Jo. Edgarai, esu Linas. Tokį įdomių klausimų tau skambinu, žinau. Kiek žinau, esi šefas, konditeris. Kaip ir ne šefas, bet į tą pusę. Mane pasiekė tokia informacija, žinau. Esu aš pats kaunietis, galėtume rytoj susitikti, gal daugiau pašnekėti, bet aš tik tais trumpai paklausiu tokio dalyko, ar tau apsitai įdomu. Aš organizuoju darbuojas su Europos projektais ir mes turim tokį dalyką, jog Kaune Aleksote yra Dariaus ir Girėnaus gatvė tokia ligoninė psichuškė. Ir mes gavome labai daug pinigų, net nelabai ką žinau su to daryti. Ir mes tokį prastuvėm projektą, jog psichiškai atsilikusiems žmonėm padėtų vystymuisi maisto gamybą. Ir mes ieškome patyrusių gerų šefų, gal patyrusių turiuomenį įperkamų mums šefų, į tokią poziciją, kad tau gal nebūtų taip pilno darbo etatas, bet gal tu kažkaip, ar tau apstai būtų įdomu sudalyvauti tokioje programoje, kaip, žinok, labai geri yra pinigai, mano supratimu, tai yra 1000 eurų į savaitę, ir tau reikėtų viso labo apmokyti mūsų jau esančias čia tas šefės, kaip supratau. Aš čia man tik šiandien atėjo, reikia kažką greit rasti. Žinokit, rytoj tai niekaip, tik tai kitai savaitėj. Kitai savaitėj turėtum laiko susitikti, o kelintadienį? Jo, ketvirtadienis būtų. O tau apsiritai ketvirtadienį, tu būsi rašausi palatoje? Jo. Nes čia turiu kelis numeriukus. Tu dabar, kiek žinau, Republike dirbi, ar ne? Sorry, kad čia taip, žinok, pasiekė. Aš taip viską apie tave daug žinau, bet čia mes klausiau visų draugų ir, žinai, žymėjo žinomus kažką dirbančius į tą pusę. O tu šiaip apsiritai tave domina toks variantas? Toks netikėtas pasiūlymas, ką žinau, kaip ir nieko visai gal būtų. O tu šiaip nebijotum pačio to dalyko, ta prasme, kad supranti, reikėtų dirbti tarp nelabai sveikų žmonių. Prasme, sergančių žmonių, nes jie, žinok, ten įvairių yra. Tau būtų toks įdomus variantas, ar ne? Jo, iš tikrųjų sudomino. O tu kiek laiko darbuojasi kaip šefas? Aš dabar dirbu 4-5 metai virtuvėje. Aha. 4-5 metai. Jo. Leisk, aš dar čia vieną dalyką pasižiūrėsiu. Žinok, dar turiu tokį variantą, čia sako, kad jokingai, bet aš turiu paklausti tave, žinok. Vienas šefas, sako, toj psichuškiai čia šūdais apmėtė. Aš įsivaizduoju, ko ten gali būti tekę girdėti apie tą vietą. Bet tu kažkaip labai taip nebijai, ar ne? Nemanau, kad ten yra ko įsikas labiau. O koks yra tavo specifitas pagrindinis arkliukas, ką tu geriausiai mėgsti gaminti? Paskutiniu metu labai prie desertų linkstu kažkaip net. Supratau. Tai pradėjau domėtis. Bet tu supratai pačią darbo esmę. Tau, žinai, basically, kas tai būtų? Tai būtų toksai 4 mėnesių projektas,
nežinai, europiniai projektai, žinai, kaip jie visi rašosi. Tu basically turėtum 3 kartus per savaitę būti čia vietoje ir vesti tokius kaip apmokymus ir rodyti tiem žmonėm, kaip reikėtų, pavyzdžiui, paslėpti savo negandas ir savo nesveikumus maisto gamyboje. Sveikinu, tau skambina iš Zip FM, nereikės bus apmėti tam šaudais. Aš pirmą kartą taip girdžiu žmogų ir lengvai sureagavusi, kad, žinai, čia apmėti šaudais, bet daug pat desertukų padarysi. Tai dievė yra, Žiauriai faina. Edgarai, tave užregistravo, žinok, Ieva, ir jinai sako, kad tu esi puikus šefas ir kad gal tau būtų įdomu toks eksperimentas išbandyti save. Aha, kaip ir pasiūlymas nieko buvo. O 1000 eurų suvilioja per savaitę labiau, ar psichuškai ar iš tikrųjų padėti žmonėm? Tai net nežinau, gal ir tas iš tikrųjų įtakoja. Supratau. Aišku. Labai smagu girdėti, kad esi toksai pasišventęs darbu ir kad gali taip susitvarkyti su tokiais dalykais ir iš tikrųjų netradiciniam darbo sąlygom. Ir žinoma, tikiuosi, kada su Titu apsilankę Kaune, mes būtinai paragausim tavo desertą. O Republiko meniu Kaune yra toks pat kaip Vilniui? Panašus. Taip žinau, net ką valgyčiau. Gerai, ačiū tau labai, Edgarai. Gero tau vakaro. Gerą vakarą. Aha, dėkui. Čiau. Labai matėjau. Grįžus balsas, pat bakūrą.